Maloniai kviečiu tarti žodį Lietuvos Respublikos prezidentę, jos ekscelenciją Dalią Grybauskaitę. Gerbėmieji, visi, kas žiūrite, visi, kas dalyvaujate, visi, kas jaučiate, visi, kam brangi ši diena. Prieš 25 metus mums visiems šie įvykiai buvo ir svarbus, ir skausmingi, ir surišti su didžiulė nežinomybė. Bet būtent šiandien tai ta ypatinga diena, kai mes visi mintimis kasmet grįžtame per ketvirtį amžiaus ir šiandien į sausio 13 naktį. Su visais jos išbandymais, su visais iššūkiais. Su pavojaus jausmu prarasti taip neseniai iškovotą nepriklausomybę, su nepaprasta mūsų žmonių didybė. Šiandien dėkojame už tai jiems visiems. Ir tiems, kurie stovėjo čia, prie parlamento. Ir tiems, kurie stovėjo prie televizijos ir gynė bokštą. Kurie buvo ginkluoti tik savo tikėjimu, drąsa, viltimi ir meilę savo tėvynei. Ir tiems, kurie buvo šių rūmų viduje, pasirengę žūti. Tiems, kurie miestuose ir kaimuose prie televizorių ir radijo imtuvų gaudė kiekvieną žodį. Iš Vilniaus, o vėliau iš Sitkūnų. Sausio 13 įvykių dalyvių sieja unikalus ryšys. Nenutrūkstamas. Jau pradėjęs kelią per kartų kartas. 1991 gimę vaikai kartu su Lietuva įkvėpė laisvės oro. Ir kartu mokėsi stotis ant kojų. Šiandien jie jau suaugę. Į gyvenime išėję vaikinai ir merginos. Jau juose užkoduotas toks pat stiprus ryžtas. Jeigu prireiktų, jie gintų Lietuvą. Geriausias įrodymas – 3000 savanorių, atėjusių Lietuvos kariuomenę ir savo valia išmainiusių įprastą gyvenimo būdą į kario būtį. Savo apsisprendimais jie geriausiai liudija, kad Lietuva visada turėjo ir turės ištikimų sūnų ir dukterų. Ta pati galiu pasakyti ir apie kiekvieną, nuoširdžiai dirbantį Lietuvai, kuris bebūtų, kuriam savoka Lietuva ir tėvynė netuščia žodis. Vienybės ryšį jaučiame ir su ukrainiečių tauta, kurios atstovų šiandien taip pat matome savo salėje. Lygiai taip pat ir Lietuva, lemtingomis sausio 13 dienomis jautė stiprų tarptautinės bendruomenės palaikymą, kurį visada prisiminsime su dideliu dėkingumu. Ir iš savo patirties galime patikinti Ukrainos žmonės, kad jos kova už laisvę, kurti atvirą, europietišką valstybę, vainikuos pergalę. Reikia tik atkakliai eiti savo keliu, nes jūs jį pasirinkote patys ir žinote, už ką kovojate. Lietuvai prireikė net 25 metų, kad sausio 13 bylos ir didžiausia sausio 13 byla mūsų šalies istorijoje pagaliau pasiektų teismą. Tikėjomės, kad tai vyks greičiau, bet teisingumo valanda vis vien artėja. Kiekvienas nusikaltęs žmoniškumui, kur tai būtų padaryta, ar Lietuvoje, ar Ukrainoje, padaręs karo nusikaltimų, turės atsakyti ir sulaukti teisėto atpildo. Tai mūsų visų įsipareigojimas visoms sausio 13 aukoms. Bet geriausiai šios dienos ir datos atminimą įprasmina mūsų meilę Lietuvai, laisvai Lietuvai ir atsakomybė už jos ateitį. Šiandien diena ne tik tai atminimo diena, šiandien mūsų visų laisvės diena. To ir noriu palinkėti visiems, kuriems brangus šis atminimas, kurie supranta, kokia buvo kaina sumokėta,
už nepriklausomybę. Ir kokia didelė neįveikiama jėga yra tauta ir tautos ryžtas ir vienybė. Todėl linkiu mums visiems išlikti drąsiems, vieningiems ir būti visada ištikimi Lietuvai. Ačiū. Nuoširdžiai dėkojame Jos Ekscelencijai Lietuvos Respublikos prezidentei Daliai Grybauskaitei.